ir turi tą savo nesibausti. Nu tai reikia, kad kažkas saldaus, tai reikia turi. Ir kai jau kaip aš radas yra kitas žmogus, kuris, sako, kaip tavo... Jūsų kūrybą ir norėčiau paklausti jūsų apgalvoti. Ar tai meilė poezijai, nes dabar pati pagalvoju, kad yra Adomas Mickevičius ir Maironis, tai poetai. Kodėl, ar jums atėjo, ar tai į galvą, ar tai jūsų buvo reikėjo čia subrandinta, ar tai buvo tiesiog užsakymas ir tai toks buvo sutapimas, kad tai išsikūrė tokį gražų, tokį nepaprastai prasmingą darbą, tokį paminklą poeziją, sakykime. Aš pasakysiu, kad aš nebūtinai, tai nėra tai, kad aš šiandien poetas, kad aš užsibrėžiu daryti poetą. Galbūt poetai daugiausia mums davė. Ir kada aš jaučiau savį tokį vidinį imperatyvą, jau čia poetas Mieželaitis gražiai surikiavo. Tai buvo įrašas parašytas po to, kai tie darbai buvo padaryti, tokių imperatyvų rašo. Ir aš tą jaučiu ir šiandien parodai poetas, pavyzdžiui, Baranauskas. Ne dėl to, kad jis poetas galbūt, dėl to, kad jis, kad jam reikia, kaip čia suprantat, jie išeina vienas iš kito. Ir Maironio atsiradimas, čia irgi taip pat, man atrodo, kad reikia Maironį padaryti Kaunui, kad liktų koks tai ženklas mūsų poezijai. Ir norėjau padaryti tik monolitą, nulūdintą, kaip specialiai, kad tai iš tos tikros pagarbos tam asmenį, kuris tiek daug vietų yra padaręs. Panašiai sekė ir kiti paminklai. Adomas Mickevičius. Adomas Mickevičius, Maironis. Ir aš labai dėkingas esu tiems, kurie padėjo. Pavyzdžiui, Adomas Maironis tai buvo sugalvotas mano paties ir aš gavau užsakymą iš Visagiminės tada ministerijos, kultūros ministerijos, tam darbui. Kaip ir parodiniam darbui. Jis paskui buvo, gipsas buvo dovanotas Lietuvai, dovanotas iš Maskvos. O tada paliko ištraukti iš akmens. Aš bijojau susitiks su Kauno miesto vadovais, ką jie pasakys. Bet staiga, kai pas mane atvažiavo to laikytis sekretorius, aš buvau pirmininku miesto komiteto, Mikučiauskas, iš pradžių man šalta pasidarė, kaip jis laikės atvažiuoja, bet kai jis įėjo, pasižiūrėjo, sakė, o kada pabaigsi? Jis tokiu nekalbės, kad gerai, kad bet kada pabaigsi? Kai buvo darbas pabaigtas, jis padėjo visas pastangas, kad būtų monolitas Ukrainos suvadas, kad jis būtų iškaltas, pastatytas ir kada buvo viskas pastatyta, jis atvažiavo į aikštelę, išlipo iš mašinos ir sako, nu kas čia ką daro, jis net nematė, jis nežino, kas tai daro. Nu tais laikais tie geri žmonės dažnai padėdavo taip, kad užmiršdavo, nekreipdavo dėmesio arba nežinau, nesuprasdavo. Tomas ir parašė. Sakykit, o kaip Adomas Mickevičius, ar tai kieno tai iniciatyva buvo? Adomas Mickevičius buvo čia jau vyriausybės nutarimų statomas. Vyriausybės nutarimas ir ponas Mineikis atsimenate. Buvo toks, kad pastatyti, reiškia, Adomą Mickevičių Vilniuje už Neries prie cerkvės, ten kur Adomo Mickevičiaus gatvė. Bet toks buvo nutarimas, įstarimas. Bet mes, architektai čia pasiūlėm vis dėlto. Mickevičius reikia statyti senamiestį, kur jisai gyveno. Ir pasiūlėm vietą. Ir irgi taip pat, lygiai tas pats, ta pati situacija. Žmonės nepriminė niekas mums, kad ministrybės nutarimas yra tik būstus statyti, ne figūrų. Užsidarė, kad reikia figūrų statyti. Viskas vyko labai gerai, kol Brežnevas ten numirė. O kai numirė Brežnevas, Andropovas staiga uždraudė statyti paminklus ir liepė viską konservuoti. Kaip papuolė į tokią
padėtį Mickevičius. Aš vienas skambutis, statyti. Taip sakau, kaip tada bus? Sako, išvažiavę, man visko nevyko. O kad įtaka patvažiuos, sako, neatsimenu, buvo problema. Tai šitokiais būdais darbai ir atsirado tokia aplinkė. Ir mano žygis, kaip atsistojo Mažeikiuose, irgi Mažeikių vadovų, taip sakant, globojamos. Visada, kaip sakau, būdavo ir Jūsų gyvenime apie tuos darbus Vytauto bažnyčiai. Na, prieš tai turėčiau pasakyti, kad ponia Jakubaitė sako, o dabar tai būtinai pasakyti, kad aš būtinai važiuosiu, aš labai noriu. Piešimo mokytojas nuotaika kaip į klausė ir kaip į bendrai. Tas tą erdvės pojūtį vertino, galiausiai, man atrodo, tai įspūdžiai tęsiasi ne tik bažnyčioje, bet ir po to, kada mes kalbėjom apie tai. Jakulių šeimai paskirti Lovos Ūdrio dainą iš operos Kėdinė. Visus kitus dailininkus, adoratorių Dievą, matau prieš save šviesų Justino Marcinkevičiaus, veidą pražydusį Bogdaną. Ir gydytis, ir visais atvejais. Tikrai labai malonu. Man labai malonu, kad šitas vakaras vyksta šitose rūmų. Dailės muziejus čia buvo įkurtas, bet net 40, o gal net 39 metais. Nuo tų metų globoja šios rūmus dailininkai. Čia tikrai labai daug mūsų atsiminimų ir aš labai dėkingas ir džiaugiuosi, kad šios visus matau kartu. Ačiū Jums už šį vakarą, labai malonu, kai Jūs atsilankėt. Aš manau, po to mes dar bendrausim kokią truputį šampano taurės. Sakyti, kad Jūs tai tikrai nieko naujo, bet kiekvienas naujas meilės žodis. Ponia Brunė, tikrai džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi, kad minėta jinai šiandien nežinti.
negalėjau jų atnešti. Ir sako, mergelę, nelygylę, tai va, ponia Drena, mano Ačiū labai. Nebuvo ir nebus. Jūs esate tikrai, Gediminai, man buvo didžiausias impulsas, kad aš kaip nedėsiu kaip ir Dievo, daug gyvas, ačiū Jums labai. Ačiū, čia išaugau vakarą. Aš pasimenu, kad aš taip smagiai praleidau. Važiavo